Pirmoje nacistinio režimo pusėje aukštų pareigūnų žmonos gyveno erdviuose, gerai prižiūrimuose namuose, toli nuo konflikto. Jos rūpinosi vaikais, kontroliavo namų personalą ir prižiūrėjo kasdienės užduotis. Kol jų vyrai dirbo valstybei, jos rengė pietus, priiminėjo svečius ir palaikė tvarką. Kai kurios žinojo, kas vyksta. Kitos neklausinėjo. Visos gyveno su privilegijomis ir fiksuotomis normomis. Jos nedalyvavo sprendimų priėmime, bet suprato savo vaidmenį – palaikyti ramybę namuose ir rūpintis šeimos vardu. Viešai kalbėti nebuvo įprasta. Rašyti dar mažiau. Jų išsilavinimas stiprino idėją nesikišti. Iš savo namų jos matė susitikimus, vizitus ir įsakymus. Kai prasidėjo karas, kai kurios persikėlė su vaikais. Kitos liko. Ir kai režimas žlugo, daugelis liko vienišos, be išteklių ir apsaugos su vaikais. Kai kurios buvo apklaustos. Kitos dingo. Ne viena negrįžo į savo ankstesnį gyvenimą. Kas nutiko po dešimtmečių moterims, kurios buvo šalia nacių valdžios? Florentinė Rost van Tonningen, nuo žmonos iki Nyderlandų ultradešinės simbolio. Florentinė Heubel gimė Amsterdame. Jos tėvas, Gustavas Adolf Heubel, dirbo banke Jan Jol ir Ko. Jos motina, Tornelė van Harenoman, kilusi iš pasiturinčios šeimos. Jaunystėje Florija gyveno Hilversume. 1930 metais ji prisijungė prie nacių jaunimo organizacijos. Tuo metu ji studijavo biologiją Utrechto universitete ir domėjosi gyvūnų elgesiu. 1936 metų vasarą ji lankėsi Berlyne dėl studijų. Ten ją sukrėtė Hitleris ir režimo organizavimo būdas. 1937 metais ji keliavo į Nyderlandų rytų Indijas, kur jos vyresnysis brolis dirbo žemės ūkio techniku. 1939 metais jos brolis jai pristatė Meinaudą Rostą van Tonningeną. 940 metų gegužės 10, kai prasidėjo Vokietijos okupacija Nyderlanduose, Florentinė buvo Berlyne. Ji pasakojo, kad jos nuomone Vokietija siekė sustabdyti Britus, kuriuos ji kaltino veidmainystę. 1940 metų gruodžio 21 ji ištekėjo už Meinaudo Rosto van Tonningeno. Pora paprašė Žimlerio leidimo susituokti ir jis jį suteikė, peržiūrėjęs jų genealoginį medį. Tai buvo pirmosios vestuvės Nyderlandų žemėje. Jie susilaukė 3 sūnų. Grimbertas gimė 1941, Ebbe 1943, o Herė 1945. Tų metų balandžio 28 Florentinė su vaikais buvo Terstjellingo saloje. Vėliau ji pabėgo su jais į Goslarą, pravažiuodama Kuksthaifeną. Jos tėvai jau buvo ten, šeimos namuose. Meinaudą gegužės 8 Terstjellinge areštavo Kanados kariai. Ta pačia dieną, kai Florentinė brolis Vimas Heubelis žuvo mūšyje su netoli Elsto. Po konflikto Meinaudas mirė būdamas kalinys Scheveningene laukdamas teismo. Oficialiai buvo pranešta, kad jis nusižudė nušokęs laiptais. Jo žmona niekada netikėjo šią versiją. Ji teigė, kad jis buvo nužudytas viduje, nes jis daug žinojo apie galingų figūrų abejotinus sandorius dėl savo pareigų Nederlandsjabat. Televizijos laidoje Het Zwarte Stap Njod instituto narys A. van der Leuvas palaikė Florentinę versiją. Anot jo, Meinaudas buvo nužudytas. Po vyro mirties Florentinė ir toliau sukosi ultradešiniųjų sluoksniuose. Ji gyveno labai griežtą gyvenimą, kaip ir kiti buvę Nyderlandų naciai, kurie buvo stebimi. 1952 metais ji persikėlė į Hagą į namus Velpe, kurie vadinosi Villa Ben Trovar. Ji sakė, kad pavadinimas yra ypatingas, nes žodyje Rovato ji matė savo pavardės raidės – Rost van Tonningen. Tuo metu ji pardavinėjo šildytuvus ir buvo užpatentavusi išradimą. Ji taip pat pateikė keletą skundų, siekdama atgauti vietą, kurioje buvo palaidotas jos vyras. Byla netgi pasiekė aukščiausiai į teismą. 1968 metais ji pasirodė dokumentinėme filme apie Antoną Adrianą Musertą, kurį režisavo Paulas Verhoevenas.
Tai buvo pirmas kartas, kai jį viešiai kalbėjo po karo. Nuo 1970 metų jos namai tapo nacių simpatikų susitikimo vieta. Policija juos kelis kartus apieškojo, neradusi jokių įrodymų. Netgi bandė padegti namus. Savo knygoje Obzoek naar min žuleliksring jį pasakojo, kad patyrė reidus, išdaužtus langus ir beveik kasdienius išpolius. Ji buvo kelis kartus nuteista už nacių propagandos platinimą ir ultradešiniųjų susitikimų organizavimą. Ji palaikė ryšius su buvusiais režimo simpatikais, įskaitant tokius vardus kaip Robertas Faurisonas, Davidas Irvingas ar Gudrun Himmler ir daugelį kitų. Nuo 1990 metų ji susirašinėjo su žurnalistu Vilemu Oltmansu. Jos asmeninis archyvas gali būti peržiūrimas tik su jos padėjėjo ir dešiniosios rankos Ronaldo van der Helmo, kuris ją lydėjo beveik 30 metus leidimų. Jis saugo vestuvinį žiedą, kurį Florija nešiojo 67 metus. Ta žiedą su gyvenimo medžio piešiniu ceremonijos metu palietė Hitleris. Jei tai padarė jį ypatingu. Visą gyvenimą ji gavo pensiją iš Nyderlandų valstybės už tai, kad buvo garbingo pareigūno našlė. Kai tai paaiškėjo 1986 metais, kilo ginčių, tačiau parlamentas nusprendė toliau ją mokėti. 2000 metais, būdama 85 metų, ji pasirodė VARA televizijos laidoje. Ji gynėsi taip stipriai, kad laidos režisierius galvojo atšaukti transliaciją. Netrukus po to ji persikėlė į Belgiją, kur jos teigimu gyveno tremtyje. Ji mirė 2007 metais, niekada nepakeitusi savo mąstymo. Lina Žeidris, žmona, kuri saugojo Prahos skerdiko palikimą. 1930 metų pabaigoje Reinhardas Žeidrichas buvo jaunas karinio jūrų laivyno karininkas, turintis geras ateities perspektyvas. Jis buvo aukštas, mėgo sportą, puikiai grojo smuiku ir stilingai šoko. Kilyje daugelis merginų iš pasiturinčių šeimų varžėsi dėl pasimatymo su juo. Nors jis buvo žinomas dėl savo neištikimybės, nuo 1928 metų jis susitikinėjo su laivų statytojo Artimo admirolui Roederiui dukra. Sakoma, kad jie net buvo susižadėję, nors tai niekada nebuvo patvirtinta. Tačiau viskas pasikeitė 1930 metų gruodžio 6 dieną, kai po regatos vakarėlyje Kilyje ir klavimo klube jis susipažino su 19 metų Lina Mathilde von Oste. Jam buvo 26. Lina buvo kilusi iš kilmingos, bet nepasiturinčios šeimos. Ji gimė 1911 metų, birželio 14 dieną, Fermarno saloje, mažoje Baltijos jūros saloje. Jos tėvas buvo mokytojas ir atlyginimo nepakako prabangai. Ji buvo graži, ryžtinga ir šiek tiek užsispyrusi. Baigusi gimnaziją, ji studijavo prekybos mokykloje, nes jos tėvai negalėjo apmokėti universitetinių studijų. Labai konservatyvi ir nacionalistinė, kaip ir jo šeima, ji sekė savo brolio Hanso, kuris jau buvo ją pėdomis. 1929 metais ji dalyvavo nacių partijos renginyje, liko sužavėta Hitleriu ir iškart įstojo į partiją. Nuo tada ji pasinėrė į partijos veiklą. Lina ir Reinhardas greitai tapo pora. Pirmas dalykas, kurį ji jam padovanojo, buvo Mein Kampf egzempliorius, nors atrodo, kad jis jo niekada neskaitė. Reinhardui rūpėjo tik jo darbas. Jis dalijosi konservatyviomis idėjomis, tačiau politika jo pernelyg nedomino. Problema kilo, kai jie oficialiai paskelbė apie savo sužadėtuves. Naujiena pasirodė visuomenės dienraščiuose ir buvusi Heidricho mergina supyko. Ji nuėjo pareikalauti paaiškinimo ir jis su ją elgėsi blogai. Tada ji pasiskundė savo tėvui, kuris pranešė admirolui Roederiui. Tai sukėlė oficialų tyrimą. Karininiame jūrų laivyne sužadėtuvių nutraukimas buvo rimtas reikalas, nors nebūtinai baigėsi blogai. Tačiau Heidrichas ne tik ignoravo merginą, bet ir elgėsi arogantiškai su teismu. Toks požiūris jam pakenkė. 1931 metų gegužės 31 dieną jis buvo pašalintas iš karinio jūrų laivyno dėl garbės trūkumo. Jam buvo skiriama 200 markių mėnesinė pašalpa 2 metus kaip kompensacija už gerą tarnybos įrašą. Tačiau tai buvo menka paguoda kažkam, kuris taip norėjo daug pasiekti.
Gauti darbą Vokietijoje krizės metu nebuvo lengva, o juo labiau su tokia praeitimi. Susituokti tokiomis sąlygomis neįmanoma. Linos tėvai jai pasakė jį palikti, bet ji nenorėjo. Jai buvo aišku, kad jos vaikinas yra vertas daug ir ji ėmėsi jam padėti. Ji manė, kad partija gali būti išeitis. Mano vyras į politiką pateko atsitiktinai. Jei nebūtų įsitraukęs, galėjo būti garsus smuikininkas, profesionalus fechtuotojas ar svarbus jūreivis, rašė Lina savo atsiminimuose. Sekdamas jos patarimais, Heidrichas įstojo į partiją, padedant Karlovui von Ebersteinui, šeimos pažįstamam. Tačiau tuo metu jis neturėjo jokio svorio partijoje. Kai Himmleris pradėjo ieškoti žmogaus, kuris įkurtų žvalgybos tarnybą, Ebersteinas kalbėjo apie Heidrichą, sakydamas, kad jis buvo karinio jūrų laivyno žvalgybos karininkas. Tačiau tai buvo klaida, Heidrichas buvo baigęs tik radio kursus. Dėl to, kad vokiečių kalbos žodžiai buvo panašus, niekas to nepastebėjo. Himmleris pakvietė Heidrichą į interviu 1931 m. birželio 14 d. savo namuose netoli Miuncheno. Jis sirgo ir atšaukė, bet Lina primygtinai reikalavo, kad jie vis tiek važiuotų ir jie sėdo į traukinį. Nors iš pradžių jie nebuvo labai gerai priimti, interviu įvyko. Heidrichas, matydamas, kad Himmleris mažai žino apie temą, improvizuotai nupiešė planą su idėjomis, paimtomis iš šnipų romanų. Tai Himmlerį sužavėjo. Po kelių dienų Hitlerio pritarimu jis buvo paskirtas ED viršininku. Lina vėliau sakė, tai buvo geriausia mūsų gyvenimo diena. Atlyginimas nebuvo didelis, bet pakako pragyvenimui. Taigi jie susituokė 1931 m. gruodžio 26 d. mažoje bažnyčioje Šlezvige-Holšteine. Heidrichas nedėvėjo uniformos, o kostiumą ir cilindrą. Lina sakė, kad jam nepatinka dėvėti uniformos ir jis tai darydavo tik tada, kai reikėdavo darbe. Iš pradžių jie gyveno bendrame bute Miuncheno rajone. Dažnai jų namai virsdavo biuru. Netrukus gimė jų vaikai Klausas ir Heideris. Heidrichas buvo darboholikas, tačiau visada stengdavosi praleisti šiek tiek laiko su vaikais. Laikui bėgant Heidrichas keitėsi. Nuo politikos ignoravimo jis pradėjo aktyviai sekti nacių idėjas. Jis paliko katalikų bažnyčią ir priėmė partijos ideologiją. Lina turėjo daug įtakos tam. Antisemitas buvo dalis diskurso, kurį jie jau turėjo namuose. Tačiau kol jis kilo pareigose, santykiai poroje atšalo. Jis dirbo per daug ir be to turėjo daug romanų. Lina tai žinojo, mano vyrui patiko, bet kuri moteris su Sijonu. Nors tai nepatvirtinta, atrodo, kad ji taip pat turėjo romaną su Walteriu Schellenbergu į karininku. Tačiau Heidrichas, gerai informuotas, staiga tai nutraukė. Vėliau jie susitaikė ir susilaukė dukters Silke, kuri Heidrichas jautė ypatingą meilę. Nuo tada ir bent jau išoriškai viskas grįžo į normalias vėžes. Lina mėgavosi savo kaip pagrindinio veikėjo žmonos vaidmeniu. Ji nesutarė su Himmlerio žmona, tačiau turėjo savo vietą. Heidrichas tapo dar galingesnis po jo vaidmens ilgųjų peilių naktyje. Jis vadovavo Gestapo, RA, Interpolui ir buvo paskirtas Bohemijos ir Moravijos atsakingoju. Dėl jo brutalumo Prahoje jis buvo pramintas skerdiku. Tačiau sunaikinęs pasipriešinimą, jis pakeitė strategiją, nuramino šalį ir pagerino čekų darbo sąlygas. Atrodė, kad jis yra visiškai kontroliuojantis valdovas. Lina gyveno prabangiai. Tai sukėlė nerimą Čekijos vyriausybei tremtyje. Jie pasiuntė grupė jo nužudyti. 1942 gegužės 27 dieną jį užpuolė, o birželio 4 4:30 jis mirė nuo infekcijos. Prahoje įvyko didžiulės laidotuvės ir jis buvo palaidotas Berlyne kartu su garsiais kariškiais. Hitleris padovanojo Linai prabangų namą netoli Prahos. Ten gimė Marthe, jos pomirtinė dukra, ir ten žuvo Klausas partrenktas važiuodamas dviračiu. Lina ėmė trauktis iš viešumos. Karui pasibaigus, ji pabėgo į Bavariją, o vėliau grįžo į Fermarną. Ji išgyveno denacifikacijos procesą ir išvengė ekstradicijos į Čekoslovakiją, nors 1948 metais ji buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos nedalyvaujant teisme. Iki pat pabaigos ji neigė žinojusi apie savo vyro nusikaltimus. Ji visada jį gynė. Ji lankėsi veteranų susitikimuose, kur buvo labai gerai priimama. Ji niekada nenustojo tikėti nacizmu.
1956 ir 1959 metų laikotarpiu ji laimėjo bylą Šlezvigo Holšteino valstybei, kad jai būtų skiriama pensija kaip tarnybos metu žuvusio generolo našlei. 1965 metais ji ištekėjo už Mauno Maninen, Suomių teatro režisieriaus. Jie restauravo seną šeimos namą ir pavertė jį populiarių restoranų tarp senojo režimo simpatikų. Tačiau 1969 metais gaisras sunaikino vietą ir jos antrasis vyras mirė. Lina vėl liko viena. Ji vėl susitelkė į Žeidrifę. 1976 metais ji išleido knygą, kurioje teigė nieko nežinojusi apie galutinį sprendimą. Lina von Osten mirė Fermarno saloje 1985 metų rugpjūčio 14 dieną. Ilse Žes, pusė amžiaus tylos, lojalumo ir nacių propagandos. Ilse Žes, gimusi Jerail, pasaulį išvydo 1900 metų birželio 22 dieną ir mirė 1995 metų rugsėjo 7 dieną. Ji buvo vokiečių visuomenės veikėja, žinoma dėl savo publikacijų po karo pabaigos. Ilse Jerail augo konservatyvioje ir patriotinėje aplinkoje. Ji buvo viena iš 3 pasiturinčio gydytojo Friedricho Prahlo ir jo žmonos Elsos, kurios mergautinė pavardė buvo Meinekė, dukterų. Jos tėvas mirė per nepavykusį perversmą, žinoma kaip kapo pučas. Po to jos motina ištekėjo už Karlo Horno, menininko vadovavusio Brėmeno meno muziejui. Su Rudolfu Žesu ji susipažino 1920 metų balandį Miuncheno mieste. Ji buvo viena iš pirmųjų moterų priimtų studijuoti Miuncheno universitete. 1921 metais ji pirmą kartą prisijungė prie nacių partijos. Vėliau 1925 metais ji vėl įstojo kaip partijos narė, kai partija buvo atkurta, šį kartą su narystės numeriu 25071. Nuo pat pradžių ji jautė didelį potraukį Rudolfui Žesui, nors jis nebuvo visiškai suinteresuotas santykiais. Būtent Ilse pristatė Žesą pačiam Hitleriui, kuriam patiko lankytis turtingų šeimų moterų susitikimuose. Galiausiai pats Hitleris paskatino juos susituokti. Vestuvės įvyko 1927 metų gruodžio 20, taip pat Miunchene. Hitleris netgi buvo vienintelio poro sūnaus Wolf ir Diger Žes, gimusio 1937 metų lapkričio 18 krikštatėvis. Po to, kai Rudolfas Žesas vienas nuskraidino į Škotiją 1941 metais, siekdamas taikos, Ilse su sūnumi išvyko iš Miuncheno ir apsigyveno Hindelange. 1947 metų birželio 3 dieną, kaip ir kitos moterys, kurių vyrai buvo nuteisti ar įvykdyti po Nürnbergo teismų, Ilse buvo sulaikyta ir perkelta į Augsburgo Gingeno internuotojų stovyklą. Kitų metų kovo 24 dieną ji atgavo laisvę. Po to ji persikėlė gyventi į Algų, o 1955 metais atidarė ten pensioną. Ilse Žes niekada nenustojo tikėti nacių ideologiją. Ji ir toliau palaikė Hitlerį ir jo idėjas iki paskutinių dienų. Be to, po karo ji teikė paramą Stille Hilfe pagalbos tinklui buvusiems režimo nariams. 1952 metais ji išleido knygą pavadinimu Anglija, Nürnbergas Spandau. Laimė laiškuose, kurie išleido Drufel Verlag leidykla, susijusi su vokiečių nacionalizmu. Tuo metu ji palaikė susirašinėjimą su įvairiomis nacių aplinkos figūromis, tokiomis kaip Ninifred Wagner, kuri taip pat toliau žavėjosi Hitleriu. Ilse Žes mirė 1995 metų rugsėjo 7 dieną, būdama 95 metų ir buvo palaidota šalia savo vyro Vunsėdelio miestelyje Bavarijoje. Margarete spėjo rūpintis, auginti ir tylėti. Margarete Meber gimė 1905 metais Heidelberge, pasiturinčioje šeimoje užsiimančioje amatais. Ji augo su nusistovėjusia rutina be didelių pokyčių, kol susidūrė su Albertu Speriu, kuris tuo metu studijavo architektūrą. Jis buvo kilęs iš turtingos šeimos, jo tėvas buvo architektas ir dėstė universitete.
Ji nerodė susidomėjimo politiniais klausimais, tačiau dalijosi kai kuriomis tradicinėmis idėjomis būdingomis jos aplinkai. Albertas nuo pat pradžių jautėsi su ja patogiai ir Margaretė sutiko ištekėti, nepaisant to, kad jo motina nesutiko. Jos uošvės nuomonė, ji nebuvo pakankamai aukšto socialinio lygio. Vestuvės įvyko 1928 m. rugpjūčio 28 d. Berlyne. Nuo tos akimirkos jos gyvenimas buvo susietas su žmogaus, kuris iš paprasto architekto tapo vienu artimiausių Hitlerio žmonių. Pirmaisiais santuokos metais Margaretė daugiausia dėmesio skyrė namams ir vaikų auginimui. Jie turėjo 6 vaikus – Albertą, Hildę, Fritą, Margaret, Arnoldą ir Ernstą. Turėdama tiek daug vaikų ir vis reiklesnį vyro darbą, ji rūpinosi visko namuose. Ji niekada nesiekė dėmesio ar nenorėjo kištis į jo reikalus. Ji rūpinosi namų ruošos darbais, retkarčiais priimdavo lankytojus ir mėgavosi komfortu, kuris atsirado augant Speer profesionaliniai karjerai. Kai Albertas buvo paskirtas oficialių režimo architektų, o vėliau karo gamybos ministru, šeima persikėlė į didesnės vietas, pirmiausia į namą Berlyne, paskui netoli Berghoфo. Jie turėjo daugiau prabangos, tačiau ji gyveno labai atsiskyrusiai. Kol jis praleisdavo dieną susitikimuose, gamyklose ir susitikimuose su Hitleriu, ji rūpinosi vaikais gerai įrengtame name, bet toli nuo dėmesio centro. Margaretė nenorėjo integruotis į aukštų nacių pareigūnų žmonių grupę. Ji neturėjo artimų santykių su Eva Braun ar Gringo ar Goebbelso žmonomis. Ji niekada nesirodė viešuose renginiuose. Jos beveik nėra nuotraukų režimo laikotarpiu. Jos rutina liko antrame plane, užsiėmusi savo reikalais, nesikišdama į politiką. Santykiai su vyru vis labiau šalo. Nors jie toliau buvo susituokę, jis turėjo meilužę Karin von L., su kuria palaikė nuolatinius ryšius paskutiniaisiais Reicho metais. Margaretė tai žinojo, bet nieko nedarė, kad tam pasipriešintų. Jos požiūris buvo nesikišti ir tęsti savo rutiną. Oficialaus išsiskyrimo nebuvo. Vėliau jie susilaukė dar vienos dukters ir jis susitelkė į vaikus. Tuo metu Margaretė toliau atliko motinos ir žmonos vaidmenį, nesiskųsdama ir neprašydama pokyčių. Viešai viskas atrodė normalu. Speer toliau kilo valdžios hierarchijoje, o ji išlaikė žemą profilį. Kasdien ji augino vaikus, retkarčiais priimdavo lankytojus ir vengdavo kištis į pokalbius už namų aplinkos ribų. Kare vykstant Speer darbas tapo dar reikalaujančiu. Jis daug laiko praleisdavo toli nuo namų. Jis su vaikais išvyko gyventi į saugesnę vietą, netoli Tegernsee ežero. Kol jis apžiūrėjo gamyklas, lankėsi frontuose ir tvarkė išteklius, ji rūpinosi namais, nesikišdama į nieką kitą. Ji neuždavinėjo klausimų ir nesidomėjo, ką jis daro už namų ribų. Kai Trečiasis Reichas žlugo 1945 metais, Speerį sugavo sąjungininkų pajėgos ir jis buvo nuvežtas į Niurnbergo teismą. Margaretė, kaip ir daugelis režimo veikėjų žmonių, buvo apžiūrėta, stebima ir apklausta. Ji nebuvo suimta ar teisiama, bet prarado visas privilegijas. Teismo proceso metu ji liko su vaikais, retai lankėsi pas vyrą ir nesirodė viešai. Speer buvo nuteistas 20 metų kalėti. Jis buvo uždarytas Spandau kalėjime su kitais buvusiais aukštais režimo pareigūnais. Margaretė liko viena, augindama vaikus ir gyvendama su minimaliais ištekliais. Ji palaikė ryšių su savo vyru, bet nesusigrąžino poros santykių. Ji gyveno pasislėpusi ir nebuvo teisiama už bendradarbiavimą su režimu. Ji nepriklausė partijai ir neturėjo jokių pareigų. Jos vardas retai pasirodydavo oficialiuose dokumentuose. Per tuos metus ji laikėsi atokiau nuo viešojo gyvenimo. Ji gyveno Heidelberge, o vėliau namuose Pietų Vokietijoje. Ji augino savo vaikus be didelių problemų. Kai kurie mokėsi, kiti kūrė šeimas. Ji nedalyvavo politikoje, nerašė knygų, nedavė interviu. Ji nekalbėjo apie režimą, apie savo vyrą ar apie Hitlerį. 1966 metais, kai Speer išėjo iš kalėjimo, jie vėl susitiko. Kiekvienas gyveno atskirai, bet palaikė ryšius dėl vaikų. Albertas gyveno savo bute, o Margaretė kitur. Jie retkarčiai susitikdavo, bet vėl kartu negyveno. Santykiai buvo pagarbus, be konfliktų ar artumo. Speer paskelbė kelias knygas. Savo raštuose jis mažai minėjo Margaretę. Ji
Savo ruožtų niekada nieko nerašė ir nepasisakė. Ji nedavė pareiškimų, nesirodė televizijoje ar spaudoje. Ji išlaikė savo tylą, kaip visada. Ji tęsė savo rutiną, nesikišdama į diskusijas apie nacių praeitį. Ji gyveno ramiai, nesikišdama į nieką. Ji rūpinosi savo anūkais, tvarkė namus ir viską išlaikė kaip anksčiau. Kai kurie Alberto asmeniniai dokumentai išliko jos dėka. Dalis jo dokumentų, laiškų ir nuotraukų vėliau buvo pasidalinta su vaikais. Bet Margaretė nieko nėra parašiusi. Ji niekada nepakeitė savo požiūrio. Ji mirė 1987, būdama 82 metų. Jos mirtis praėjo be žiniasklaidos dėmesio. Nebuvo jokių viešų ceremonijų ar pagerbimų. Ji buvo palaidota vietinėse kapinėse, diskrečiomis laidotuvėmis. Jos gyvenimas su Speer nebuvo minimas. Dalyvavo tik artimi šeimos nariai. Kaip visada, viskas liko tylu. Jos istorija neapima kalbų ar matomų gestų. Tačiau ji buvo ten, šalia režimo architekto šešėlyje. Ji nedavė įsakymų ir nedalyvavo, bet ir neišėjo. Ji gyveno patogiai, kol milijonai kentėjo ir niekada nepertraukė tos tylos. Ji buvo dalis šeimos rato tų, kurie palaikė valdžią, nors ir sėdėdama kėdėje gale. Ji neprisijungė prie politinių renginių, nepasirašė dokumentų, nerašė ir neneigė. Ji taip pat nesiteikė paaiškinti ar gintis. Ji pasirinko gyventi su tuo, kas nutiko, to neįvardydama. Niekada nebuvo žinoma, ar ji tam pritarė ar ne, nes ji to nepasakė. Žinoma tik tai, kad ji buvo ten, dideliame name, augindama vaikus, kol jos vyras kūrė naują Vokietijos tvarką. Margaretė Speer nenorėjo būti prisiminta, bet ir to vengė. Jos gyvenimas nepaliko frazių, tik įrašus: Hitlerio vyriausiojo architekto žmona, 6 vaikų motina, pasyvi diktatūros liudininkė. Jos kapas nieko nesako, bet jos vardas vis dar pasirodo bet kurios knygos apie Albertą Speer pabaigoje. Ji buvo ten visą gyvenimą, nepasakydama nė žodžio. Margaretė Boden, tylioji Himmlerio žmona, kuri niekada nenutolo nuo režimo. Margaretė Boden pasaulį išvydo Goncerzevo mieste, netoli Brombergo, kai tas rajonas dar buvo Vokietijos imperijos dalis. Ji buvo žemvaldžio Hanso Bodeno ir Elfriede Pop dukra. Augo su 3 seserimis: Elfriede, Lydija ir Paula bei broliu. 1909 metais ji įstojo į mergaičių gimnaziją Bromberge. Pirmojo pasaulinio karo metu ji mokėsi slaugos ir atsidėjo šiam amatui. Pasibaigus karui, ji toliau dirbo ligoninėje, kurie kontroliavo Vokietijos Raudonasis kryžius. Jos pirmasis vyras nepaliko vaikų ir santykiai greitai nutrūko. Su tėvo finansinė pagalba ji persikėlė į Berlyną, kur pradėjo vadovauti privačiai slaugos klinikai. 1927 metais ji susipažino su Heinrichu Himmleriu per jo skaitytą paskaitą turo metu. Nuo to momento jie pradėjo susirašinėti. Viename iš tų laiškų Margaretė jį pavadino kietaširdžiu kareiviu, nors jai labiausiai patiko, kaip jis rašė ir koks nuoširdus buvo. Ji buvo šviesiaplaukė ir šviesių akių, būtent tokio tipo moteris patiko Himmleriui. Nors ji buvo 7 metais vyresnė, jie abu mėgo vaistinius augalus ir homeopatiją. Abu buvo tvarkingi, labai griežti savo kasdienybėje ir gyveno paprastą gyvenimą. Savo laiškuose Margaretė dažnai blogai atsiliepdavo apie kai kurios bendradarbius. Pavyzdžiui, 1928 metų birželio laiške ji skundėsi Bernhardu Hausfildu, savo klinikos gydytoju ir partneriu. 1928 metų Liepą Margaretė ir Heinrichas susituokė. Prieš žengiant šį žingsnį jam buvo sunku nuspręsti, kaip apie tai pranešti savo šeimai, nes ji buvo ne tik vyresnė, bet ir jau išsiskyrusi, bet to protestantė. Ne vienas Himmlerio šeimos narys neatvyko į vestuves. Liudytojai buvo Margaretė tėvas ir brolis. Laikui bėgant Himmlerio tėvai priėmė savo marčią, tačiau santykiai su jie visada buvo šalti. 1929 metų rugpjūčio 8 dieną gimė jų dukra Gudrun, vienintelė poros dukra. Jie taip pat priglaudė Gerhardą von Aže, našlaitį, kurio tėvas narys mirė prieš karą. Margaretė pardavė savo dalį klinikoje ir už tuos pinigus jie nusipirko sklypą Valtruderinge. Netoli Müncheno,
kur pasistatė surenkamą į namą. Kadangi Himmleris namuose praleisdavo nedaug laiko, jį rūpinosi viskuo, įskaitant nepavykusį bandymą auginti gyvūnus pardavimai. Kai Hitleris atėjo į valdžią 1933 m. sausį, šeima pirmiausia persikėlė į Meistrase, Miunchene. Kitais metais jie nusipirko namą prie Tegernio ežero, kuris tapo jų nuolatinė rezidencija. Vėliau Himmleris gavo didesnį namą Dachliame, Berlyno gyvenamajame rajone, kaip oficialią gyvenamąją vietą. Kuo labiau jis buvo užimtas savo pareigomis, tuo mažiau bendravo su Margarete. Himmlerio vyresnysis brolis Gebhardas sakė, kad Margarete buvo atsiskyrusi, nervingos sveikatos moteris, mažai meili ir visada skundėsi. Nepaisant to, ji atliko savo vaidmenį, išliko lojali ir palaikė labai glaudžius ryšius su savo vyru. Nuo 1928 metų Margarete buvo nacių partijos narė, turėdama numerį 97 252. Himmlerio pareigos paveikė jų santykius, tačiau jie ir toliau kartu lankėsi socialiniuose renginiuose ir dažnai lankydavosi Reinhardo Heydricho namuose. Margarete trečiadieniais rengdavo popietės arbatėles, į kurias kviesdavo kitų aukštų pareigūnų žmones. Nors jį užėmė svarbią poziciją, kitoms jį niekada nepatiko. Balduras von Strathas, buvęs Hitlerjugendo vadas, rašė, kad Himmleris visada jautė spaudimą namuose ir nusileisdavo savo žmonos reikalavimams. Per Niurnbergo kongresą 1938 metais jį turėjo problemų su kitomis nacių lyderių žmonomis, kurios nenorėjo vykdyti jos nurodymų. Anot istoriko Roberto Gervarto, Margarete ir Lina Heydrich labai blogai sutarė. Lina po daugelio metų interviu su Der Spiegel ją kritikavo, sakydama, kad ji buvo nemalonė, labai griežta, šviesių plaukų moteris, kuri nekentė atvirų erdvių. Hedvig Podcast, kuri pradėjo dirbti Himmlerio sekretore 1936 metais, 1939 metais tapo jo meilužė. 1941 metais ji paliko savo darbą. Su Himmleriu jis susilaukė 2 vaikų. Želgė gimė 1942 metais ir Nanette Dorotija 1944 metais Berchtesgadene. Margarete, kuri gyveno Gmunde prie Tegernzė su savo dukra, sužinojo apie šį reikalą apie 1941 metus. Jie jau buvo atitolę ir ji nusprendė tęsti gyvenimą galvodama apie Gudrun gerovę. Prasidėjus karui, Margarete dirbo Vokietijos Raudonojo kryžiaus karinės ligoninės administravimo srityje. 1939 metų pabaigoje ji perėmė Raudonojo kryžiaus ligoninių valdymą Berlyno Brandenburgo karinėje zonoje. Tai apėmė operacijų organizavimą vokiečių kariuomenės okupuotose teritorijose. 1940 metų kovą ji keliavo į okupuotą Lenkiją. Ten jį iš arti pamatė, kokia buvo padėtis. Savo asmeniniuose to laikotarpio užrašuose jį paminėjo tokias vietas kaip Poznanė, Lodzė ir Varšuva. Jį blogai atsiliepė apie žydus ir lenkus ir sakė, kad higiena buvo labai prasta ir buvo sunku įvesti tvarką. Už savo darbą Margarete buvo pakelta į pulkininko laipsnį Vokietijos Raudonajame kryžiuje. 1945 metų vasarį ji parašė laišką Gebhardui Himmleriui, kuriame teigė, kad žavisi savo vyro vykdomomis užduotimis ir patikino, kad visa Vokietija atidžiai stebi jo darbą. Santykiai su dukra Gudrun buvo artimi. Jos dažnai skambindavo viena kitai ir ji aplankydavo ją, kai tik galėdavo. Tiek Margarete, tiek Hedvig Podcast liko lojalios Himmleriui. 1945 metų balandį Margarete paskutinį kartą susitiko su juo jo namuose Gmunde, kur praleido laiką su Gudrun. Kai sąjungininkų kariai veržėsi į priekį, Margarete ir jos dukra paliko namus Gmunde. Gegužę amerikiečių pajėgoms pasiekus Bolzaną, Italijoje, jos buvo sulaikytos ir nugabentos į skirtingas internavimo stovyklas Prancūzijoje, Italijoje ir Vokietijoje. Tuo metu ją kelis kartus apklausė, tačiau padarė išvadą, kad ji neturėjo jokios svarbios informacijos apie oficialią Himmlerio veiklą. Jos atsakymai parodė, kad ji dėmesį skyrė tik tam, kas vyko jos artimiausioje aplinkoje ir tai pasikartojo visuose jos pareiškimuose.
1945 m. rugsėjį ji vėl buvo apklausta Niurnbergo procesų metu. Margaretė ir Gudrun buvo perkeltos į Flak kaserne Ludwigsburg stovyklą. Kadangi nebuvo pakankamai įrodymų jie apkaltinti, jos buvo paleistos 1946 m. lapkritį. Po to jos rado prieglobstį Bethelio institucijoje Bielefelde. Nors joms buvo leista likti, jų buvimas sulaukė kritikos. 1947 m. birželį laikraštis New York Tribune išspausdino straipsnį pavadinimu Heinricho Himmlerio našlė gyvena kaip garbinga moteris, kuriame aprašė jo situaciją. 1948 metais ji buvo priskirta mažesniems pažeidėjams denacifikacijos procese, kategorija 3, o tai reiškia lengvą nuobaudą. Po 2 metų ji pasamdė advokatą, kad pakeistų šį sprendimą. Ji teigė, kad jos narystė nacių partijoje buvo tik formali, o jos pareigos Raudonajame kryžiuje buvo susijusios su jos ankstesnė patirtimi, nes ten dirbo nuo 1914 metų. Ji taip pat teigė, kad nepaisant to, kad buvo ištekėjusi už Himmlerio, ji niekada neturėjo realios politinės galios. Denacifikacijos komitetas Detmolde peržiūrėjo jos bylą ir priėjo prie išvados, kad ji, tikėtina, palaikė nacių režimo idėjas ir savo vyro sprendimus. Apeliacijos metu jos gynyba primygtinai reikalavo, kad ji neturėtų mokėti už tai, ką padarė Himmleris ir kad bausmė grindžiama giminystės kaltės principu. Tai yra, kad ji buvo baudžiama tik už tai, kad buvo už jo ištekėjusi. Galiausiai 1951 metais kovo 19 ji buvo perklasifikuota į pasyvią simpatikę kategoriją 4. Nors ji nebuvo pripažinta tiesiogiai atsakinga už savo vyro nusikaltimus, procesas aiškiai parodė, kad tiek ji, tiek jos dukra pasinaudojo jo padėtimi. Todėl Bavarijos ministras pirmininkas Hansas Ehardas inicijavo naują bylos peržiūrą, šį kartą Didžiosios Britanijos okupacijos zonoje. Pagrindinė tema dabar buvo namo, kurį Margaretė ir Heinrichas turėjo Gmunde nuosavybė. 1953 m. sausio 15 per posėdį Miunchene buvo nuspręsta, kad Margaretė buvo viena iš tų, kurioms nacių režimas teikė pirmenybę. Kaip bausmė, ji buvo įtraukta į kategoriją 2, kuri buvo priskiriama aktyvistams, partijos nariams ir asmenims, kurie pasinaudojo sistemą. Nuosprendis apėmė 30 dienų priverstinio darbo ir teisės gauti pensiją bei balsuoti praradimą. 1952 metais jos dukra Gudrun išėjo iš Bethelio institucijos. Po 3 metų Margaretė apsigyveno Žepe, kur gyveno su savo seserimi Lydija ir įvaikintų sūnumi Gerhardu. Vėliau ji persikėlė į Miuncheną ir gyveno su Gudrun, kuri niekada nenustojo ginti savo tėvo. Istorikas Peteris Longerichas pažymėjo, kad labiausiai tikėtina, jog Margaretė nežinojo detalių apie slaptus Himmlerio planus ar apie jo operacijas režimo viduje. Tačiau savo pareiškimuose ji visada neigė ką nors žinojusi apie nacių nusikaltimus, nors tvirtai laikėsi savo ideologinės vizijos. Irgenas Maciusas ją apibūdino kaip asmenį su tvirtomis idėjomis nacių judėjime, kuris nuolat laikėsi antisemitinių pažiūrų. Nors ji norėjo atsiriboti nuo to, kas įvyko Trečiajame reiche, tiesa ta, kad ji gerai gyveno dėl to. Paskutiniaisiais metais Margaretė laikėsi atokiau nuo viešumos. Ji ramiai gyveno Miunchene su Gudrun, be pasirodymų ar pareiškimų. Ji mirė 1967 metais, būdama 72 metų. Jos mirtis praėjo be atgarsio, be pagerbimų ar reikšmingų naujienų. Jos istorija paženklino vyro, už kurio ištekėjo šešėlis. Paslėpta meilužė Hedvig Pothast. Hedvig Pothast gimė Kelne 1912 m. vasario 5 d. Jos tėvas buvo Vokietijos armijos seržantas majoras. Baigusi vidurinę mokyklą, ji išvyko į Mannheimą, kad taptų dvikalbė sekretorė. Ji dirbo kurtui Vonstederiui, kol įstojo į Berlyne. 1934 metais ji susipažino su Heinrichu Himmleriu, o po 2 metų tapo jo asmeninė sekretorė. 1938 metų Himmleris jai prisipažino, kad jie jaučia jausmus, tačiau jų santykiai oficialiai prasidėjo 1939 metais.
Himlerio žmona Margarete gyveno su savo dukra Gudrun ir įsūniu Gerhardu von Aže plačiame name Gmund mieste prie Tegernsė ežero netoli Minčeno. Himleris dažnai kalbėjosi su dukra, kas savaitę jai rašė laiškus ir veždavosi ją į oficialius renginius. Su Hedvigu Himleris apsigyveno Mecklenburge. Jie susilaukė 2 vaikų. Želgės gimusios 1942 ir Nanete Dorotė gimusios 1944. Lina Žeidriš komentavo, kad nuo tada, kai jis buvo su Hedvigu, jis tapo ramesnis ir mažiau šaltas. Pasak Peterio Padfieldo knygos Himmler, Reichswehr autoriaus, viskas rodo, kad jie abu palaikė meilės santykius. Buvusi sekretorė gyvenusi Himmlerio oficialiame traukinyje tvirtino, kad jis ant savo stalo turėjo Hedvigo nuotrauką ir dažnai į ją žiūrėdavo dirbdamas. Vieną kartą jis pasakė, kad ketina išsiskirti su Margarete ir vesti Hedvigą, tačiau jie atsisakė. Galbūt jis pats nusprendė nesitęsti dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių jis neleido Karliui Wolfsui išsiskirti. Evadas negalėjo duoti pagrindo apkalboms ar sugriauti moralinės įvaizdžio, kurį turėjo išlaikyti. Po Himmlerio mirties 1945 m. gegužės 22 d. Hedvig gyveno Rosenheime su Eleonore Paul Osvaldo Paulo žmona. Katrin Himmler, knygos Himmlerio broliai autorė, pažymėjo, kad Hedvig ištekėjo netrukus po konflikto, nors jos naujasis vyras greitai mirė. Ši pavardė jai padėjo pradėti viską iš naujo, taip pat ir jos vaikams. Sūnus liko su ja dėl sveikatos problemų. Dukra įgijo gydytojos išsilavinimą ir dirbo medicinoje. Ji palaikė ryšių su buvusiais režimo artimaisiais, tokiais kaip Karlas Wolfas, Lina Žeindrich ir Gerda Bormann. Hedvig Pothast mirė Kelne 1994 metais. Gertrud Scholzkling, Reitho moteriškas balsas šešėliuose. Gertrud Scholzkling gimė 1902 metais vasarį, kai Vokietija dar kovojo su Pirmojo pasaulinio karo pasekmėmis. Ji augo paprastoje šeimoje, kurioje nuo mažens buvo mokoma gerbti taisyklės ir vykdyti pareigas. 1929 metais, plintant ekstremalioms idėjoms visoje šalyje, ji nusprendė įstoti į nacių partiją. Nors moters įvaizdis buvo labai tradicinis, jos veržlumas leido jai kilti judėjimo viduje. Jos progresas partijoje buvo greitas ir 1933 metais ji jau vadovavo nacionalinio socializmo moterų lygai. Iš ten ji buvo atsakinga už moterų modelio, orientuoto į vaikų gimdymą, tikėjimą režimu ir namų priežiūrą, propagavimą. Valdžios įvesti įstatymai visiškai pakeitė daugelio moterų likimą, į kurios turėjo palikti savo darbus gydytojomis ar advokatėmis, kad liktų namuose. Jei tai buvo ideologinė pergalė. Kai 1939 metais prasidėjo karas, ėmė kilti prieštaravimai viskam, ką jie anksčiau gynė. Darbuotojų trūkumas privertė moteris grįžti į gamyklas ir laukus, o tai prieštaravo jos propaguojamiems idealams. Nepaisant to, ji nepakeitė savo nuomonės. 1940 m. gruodį ji ištekėjo už Augusto Heismeierio aukšto rango pareigūno. Abu kartu turėjo 10 vaikų iš ankstesnių santykių. Jų namai buvo naudojami nacių propagandoje kaip pavyzdys, kokią šeimą jie norėjo parodyti. Karui tęsiantis ir viskam blogėjant, viskas darėsi sudėtingiau. 1945 m. gegužę, sąjungininkams įžengus į Berlyną, viskas, ką jį žinojo, pradėjo griūti. Režimo žlugimas buvo faktas, o rizika vis didėjo. Ją sulaikė sovietai ir nugabeno į karo belaisvių stovyklą. Tačiau ji pabėgo ir pasislėpė Bebenhausene, kur jai padėjo vietos bajorai. Jie 3 metus slėpėsi po svetimais vardais, kad jų nerastų. Tačiau 1948 m. vasarį viskas pasikeitė. Ji buvo areštuota ir nuteista už padirbtų dokumentų naudojimą ir jai buvo skirta 18 mėnesių bausmė. Vėliau denacifikacijos teismas padidino bausmę iki 30 mėnesių ir uždraudė jai dalyvauti politikoje. Kai ji išėjo į laisvę 1953 metais, ji nusprendė likti nuošalyje. Ji pasiliko Bebenhausene ir daugiau viešai nepasirodė, nors niekada nepakeitė savo idėjų.
1978 metais jį išleido knygą, kurioje gynė savo požiūrį į moters vaidmenį režime, kartodama tuos pačius įsitikinimus, kuriuos turėjo nuo 1930 metų. 1980 metais jį davė keletą interviu, kuriuose bandė pateisinti tai, ką tuo metu darė moterys. 1999 metų kovo 24 dieną ji mirė. Jai buvo 97 metai. Gretel Braun, Hitlerio svainė ir bunkeryje įvykdyto karininko žmona. Margarete Braun, geriau žinoma kaip Gretel, gimė Miunchene 1915 metais. Ji buvo jaunesnioji Evos ir Ilse Braun sesuo ir kilusi iš tradicinės Bavarijos viduriniosios klasės šeimos, gyvenusios Rupoldinge, Bavarijos Alpėse. Jos tėvas buvo Friedrichas Braun, o motina Franziska Kronberger, kuri dirbo siuvėja. Kai Hitleris susipažino su Eva Braun fotografo Heinricho Hofmano studijoje, Gretel jau dirbo ten asistente. Hitleris gavo joms abiem butą Miunchene, o vėliau jos persikeldavo sezoniškai į Berghofą ir Obersalzbergą, kur buvo Vokietijos lyderio poilsio rezidencija. Ava tapo Hitlerio partnerė, o Gretel pasinaudojo šią situaciją, kad gyventų patogiai. Abi seserys daug laiko praleido kartu, naudodamosi Hitlerio suteiktais ištekliais, ypač tokiuose vietose kaip Berghofas, Knigsėje ežeras ir Knigsbacho krioklys, kurie buvo jo mėgstamiausios vietos atsipalaiduoti. 1944 metų gegužę Hitleris norėjo ištekėti Gretel už savo padėjėjo Frico Dargeso, tačiau šis mieliau pasirinko vykti į Rusijos frontą, nei su ja susižadėti. Galiausiai vestuvės įvyko, nors ir ne su Dargesu. Buvo sakoma, kad Gretel Obersalzberge turėjo prastą reputaciją. Kai kurios nepatvirtintos versijos teigė, kad ji buvo nešė nuo Dargeso, nors tai nesutampa su faktu, kad jos dukra gimė po metų. Hitleris, kuris taip pat ieškojo būdo parodyti Evą viešai, pasinaudojo Himmleriu, kad įtikintų savo kitą padėjėjas, Obergruppenführerį Germaną Fegeleną, kad ši santuoka jam būtų politiškai naudinga. Fegelenas, kuris buvo laikomas karjeristų ir moterų mėgėjų, sutiko. Jie susituokė 1944 metų birželio 3 dieną Salzburge. Šventė vyko Berghofe, dalyvaujant Himmleriui ir Martinui Bormannui kaip liudininkams, ir tada Hitleris oficialiai pristatė Eva Braun. Kai Trečiasis Reichas ėmė griūti, Eva Braun išvyko į Berlyną, kad būtų bunkeryje su Hitleriu, ir 1945 metų balandžio 23 dieną ji paprašė Gretel, kuri buvo Berchtesgadene, sunaikinti jos dokumentus. Balandžio 29 Gretel vyras Hermanas Fegelenas Himmlerio įsakymu buvo sušaudytas, apkaltintas išdavystę. Kitą dieną jos sesuo, kuri jau buvo ištekėjusi, nusižudė kartu su Hitleriu. Gretel susilaukė dukros 1945 metų gegužės 5 dieną, kurią pavadino Eva Barbara Fegelein. Ši dukra nusižudė 1971 metais balandžio 8 dieną. Gretel vėl ištekėjo 1954 metų vasarį už verslininko vardu Kurtas Berlinghofas. Ji mirė 1987 metų spalio 10, būdama 72 metų Steingadeno miestelyje. Aušviko karalienė Rudolfo Hioso žmona. Hedvig Hos, gimusi 1908 metų kovo 3 dieną Neukirče Lausice. Mirė 1989 metų rugsėjo 15 dieną Arlingtonas, Virdžinijoje. Ji buvo Aušviko koncentracijos stovyklos komendanto Rudolfo Hioso žmona. Hedvig Jensel gimė 1908 metais Ostvaldo Richardo Jenselio ir Linos Florendinės Jensel, kurios mergautinė pavardė buvo Kremt dukra. Ji turėjo brolį Gerhardą Friką Jenselį, kuris buvo dailininkas, ir seserį. Ji ištekėjo už Rudolfo Hioso 1929 metų rugpjūčio 17 dieną. Jis buvo išėjęs iš kalėjimo metais anksčiau, praleidęs beveik 5 metus uždarytas už paramilitinės grupės Robath nario nužudymą. Jis buvo nuteistas 10 metų už žmogžudystę ir sužalojimus, bet buvo amnestuotas 1928 metų Liepos mėnesį.
Hedvig ir Rudolfas buvo Artamanų lygos nariai radikalaus kolektyvo susijusio su nacių jaunimo judėjimu, kuris vėliau 1934 metais buvo integruotas į Hitlerio jaunimą. Kai jie susituokė, Hedvig jau laukė pirmojo vaiko Klauso, kuris gimė naujai įsigytame ūkyje Pomeranijoje, Salentinas mieste. Jie turėjo 5 vaikus. 1940 metais jie persikėlė į namą, kuris priklausė lenkų karininkui, tik pastatytas prieš prasidedant karui. Jie ten gyveno 3 metus šalia Aušviko į stovyklos. Jų sodas ribojosi su siena, skiriančia namą nuo stovyklos. Iš viršutinio aukšto buvo matyti krematoriumas ir barakai. Rudolfas mane vadina Aušviko karaliene. Vieną dieną Hedvig pasakė savo motinai Linai, kuri ją aplankė iš Berlyno. Jos motina sužavėjo sodas, kuriame Hedvig praleido daug laiko, padedama lenkų sodininkų ir kraštovaizdžio dizainerių paimtų iš stovyklos. Sudegintų kūnų pelenai buvo naudojami kaip trąša. Vaikai, gerai nuplaukite braškės, kad pašalintumėte pelenus, sakė Hedvig, pasak Leopoldo Žegerio Rudolfo vairuotojo. Hedvigo prisirišimas prie šio sodo atspindėjo jos vaidmenį okupacinėje sistemoje ir etninio valymo procese tame Lenkijos kampelyje. Jei šis sodas buvo nacių ideologinio žemės ir kraujo projekto dalis, kuris naudojo kaimo įvaizdį, kad pateisintų smurtinį teritorijos pasisavinimą. Tiek Rudolfas, tiek Hedvig labiau mėgo Jehovos liudytojus kaip tarnus, laikydami juos paklusniais ir patikimais žmonėmis. Jie naudojo nuo 15 iki 20 kalinių kaip darbo jėgą. Sodininkus, virėjus, vairuotojus, kirpėjus, siuvėjus, auklės. Kaliniai netgi pastatė medinį lėktuvą poros vaikams, kurie jį stumdė po sodą. Jie taip pat prižiūrėjo kaiminystės vaikus, kai šie maudėsi baseine. Viena iš kalinių buvo Sofija Stiptel, kuri vaikystėje buvo pažinojusi Rudolfą Mannheime. Ji atpažino jį 1942 metais kovo mėnesį Aušviko rampos ir nuo tada buvo priskirta namams kaip virėja ir prižiūrėtoja su numeriu 619. Tuo metu Aušvice Hedvig pasamdė 2 lenkų siuvėjas, kad jos pritaikytų ar pataisytų drabužius, paimtus iš lavonų. Ji taip pat įsakė įrengti siuvyklą stovykloje, kad kalinės siūtų drabužius personalo žmonoms. Savo memoruose Rudolfas rašė apie savo gyvenimą tame name. Mano šeima buvo laiminga Aušvice. Mano žmona ir vaikai turėjo viską, ko norėjo. Vaikai žaidė be problemų. Mano žmona turėjo savo sodą. Kaliniai elgėsi su jais gerai ir buvo dėmesingi. Esu tikras, kad ne vienas buvęs kalinys negali pasakyti, kad mūsų namuose su juo buvo elgiamasi blogai. Mano žmona norėjo padėti visiems kaliniams, kurie su mumis elgėsi. Stanislavas Dubelas buvo sodo darbuotojas name nuo 1942 balandžio mėnesio, o vėliau liudijo Rudolfo teisme Lenkijoje 1947 metais. Jis pasakojo, kad pirmojo Himlerio apsilankimo Aušvice metu šis buvo labai malonus Rudolfui ir Hedvig, pakėlė vaikus ir šie jį vadino dėdė Jėnį. Šios scenos buvo didelėse nuotraukose, pakabintose namo sienose. Kai buvo lankytojų, Hedvig organizuodavo puotas ir prašydavo Dubelį gauti ingredientų. Kartais ji tiesiogiai kalbėdavosi su Sofija virėja. Ji neduodavo jam pinigų ar racionų kuponų. Dubelis turėjo viską gauti kontrabandą. Jis tai darė per savo draugą Adolfą Mačejonskį, kuris buvo kapo stovyklos maisto sandėlyje ir susisiekė su atsakinguoju karininku Ščebecku. Dubelis taip pat pasakojo, kad Hedvig keisdavo savo tarnaičių apatinius su drabužiais paimtais iš nužudytų moterų daiktų. Hedvig niekino lenkus ir sakydavo, kad lenkai čia tik tam, kad dirbtų iki mirties. 1942 metais Rudolfas turėjo romaną su kaline Nora Mataliano Odis. Kai jį pastojo, buvo uždaryta į kalėjimą. Teisėjas Konradas Morgėnas, tyręs korupciją stovykloje, manė, kad Rudolfas įsakė sugriežtinti jos įkalinimo sąlygas, kad ji mirtų badu ir taip nuslėptų romaną. Ji persileido po to, kai buvo paleista. Morgėnas pasakojo, kad matydamas jos blogą būklę, jis nuvežė ją į kliniką Münchene, kad ji pasveiktų ir kad 1944 m. spalio mėnesį jam pavyko ją apklausti. Kai jis susidūrė su Rudolfu tais pačiais metais, šis neigė davęs įsakymą.
Himmleris sustabdė tyrimą, todėl byla liko neišspręsta. Po metų Morgenas pakartojo kaltinimą Aušviko teisme Frankfurte. Po Trečiojo reicho žlugimo Rudolfas 1945 m. gegužės mėnesį pabėgo į Flensburgą, pasinaudodamas nacių pabėgimo tinklu. Jis paslėpė Hedvig ir vaikus cukraus fabrike Sankt Michaelisdone. Jis susikūrė naują tapatybę kaip Franz Lang ir įstojo į karinį jūrų laivyną. Jis buvo surastas Britų komandos vadovaujamos Hanso Aledanderio, jauno žydo, kuris buvo pabėgęs į Angliją. Jie grasino Hedvig išsiųsti jo sūnų Klausą į Sibirą. Taip jie atskleidė savo vyro buvimo vietą. Rudolfas buvo suimtas 1946 m. kovo 11 d. Gotrupelyje, netoli Flensburgo, kur dirbo sodininku. Jis liudijo Niurnbergo teismuose, o vėliau buvo perduotas Lenkijai, kur buvo teisiamas nuo 1947 m. kovo 11 iki 29. Jis buvo pakartas 1947 m. balandžio 16 d. toje pačioje Aušviko stovykloje. 1964 metais Aušviko teisme Frankfurte Hedvig liudijo sakydama, kad gyvena kaip namų šeimininkė Ludwigsburge ir kad nieko neprisimena apie tai, kas įvyko Aušvice. Pirmaisiais pokario metais poros vaikai nežinojo, kur yra jų tėvas. Klausas nuvežė savo motiną ir brolius į Štutgartą, o vėliau su savo žmona Lisolet išvyko į Australiją. Ten jis dirbo avialinijose ir gyveno Sidnėjuje, kur mirė nuo alkoholizmo 1986 m. pradžioje. Inge Brigit įgijo skrybėlių siuvėjos išsilavinimą ir persikėlė į Ispaniją Franko laikais. Ten ją, kaip modelį, atrado Balenciaga, jis susipažino su savo būsimu amerikiečių vyru, išvyko su juo į Jungtinės Amerikos valstijas ir dirbo mados parduotuvėje Vašingtone, tai galiausiai jie apsigyveno Arlingtone. 1921 gruodžio 16 dienos interviu jį pasakė, kad jos tėvas buvo geras tėvas ir kad, pasak jos motinos, jis buvo labai nelaimingas žmogus. Hansas ir Genas tapo Jehovos liudytojų ir nutraukė ryšius su savo šeima. Jis vedė Ireną Paulį, pasiturinčios šeimos moterį gyvenusią netoli Štutgarto. Jie susilaukė 2 vaikų, kai gimusio 1962 ir Rainerio. Hansas ir Genas gyveno iki savo mirties name prie Baltijos jūros. Kai gyvena atokioje vietoje nuo Štutgarto, paprastame name su savo žmona Rahma, gimusia Filipinuose, kurie jis sutiko Indonezijoje. Jie turi 4 vaikus. Hedvig mirė 1989 m. rugsėjo 15 d., būdama pas savo dukterį Inge Brigit Arlingtone. Ji buvo kremuota ir anonimiškai palaidota vietinėse kapinėse. Ant kapo yra tik vienas žodis mama. Pasibaigus karui, daugelis moterų, kurios buvo artimos nacių valdžiai, dingo iš dėmesio. Kai kurios buvo suimtos. Kitos grįžo į savo namus, nepatekusios į teismą. Kai kurie vardai nustojo pasirodyti viešumoje. Kai kurios toliau teisino savo vyrus. Kitos daugiau niekada nepratarė nė žodžio. Vienos persikėlė, kitos niekada nepaliko savo namų. Kelios nenukrypo nuo idėjų, kuriomis dalijosi režimo metu. Kai kurios tai pasakė. Kitos leido tai pamatyti savo veiksmais. Kai kurios mirė tuose pačiuose namuose, kuriuose buvo gyvenusios valdžios metais. Kitos mirė toli vietose, kur jų niekas neprisimindavo. Labai nedaugelis sulaukė oficialaus nuosprendžio. Kai kurios gyveno ignoruojamos. Kitos tęsė savo gyvenimus be paaiškinimų. Daugelis mirė, kai jau beveik niekas nekalbėjo apie praeitį. Jos neužėmė pareigų, bet gyveno toje sistemoje. Tai ne apie tai, ką darė režimo vyrai. Tai istorija apie tai, kas su jomis nutiko, kai valdžia baigėsi ir liko tik toliau gyventi. Tai baigėsi tų moterų dienos, kurios vieną dieną buvo taip arti nacizmo centro.